Šiandien tęsime projektui kurti skirtų pamokų ciklą. Šios pamokos tema – projekto veiklų planavimas. Ir šią pamoką mes sieksime įgyvendinti 2 uždavinius. Pirmas mūsų uždavinys, remdamiesi patirtimi įgytą atliekant eksperimentą, išsiaiškinsime darbo grupėje privalumus ir įgysime dar daugiau bendravimo patirties. Antrasis uždavinys šioje pamokoje, dirbdami grupėse, išsakysime savo idėjas, pasiskirstysime vaidmenimis, sudarysime grupės darbo planą ir įvertinsime ir įsivertinsime. Pradėsime nuo eksperimento. Ant jūsų stalų yra padėta po folijos lapelį. Iš šito folijos lapelio jums reikia išlankstyti laivelį, kuris vandens paviršiuje išlaikytų kuo didesnį krovinį. Tam darbeliui jums skiriamos yra 3 minutės. Išsakykite pradžioje idėjas, kaip siūlytumėte laivelį lankstyti, po to kirkite į darbą. Mūsų laimėtojas yra pakrančių tyrinėtojų grupė. Paplokim šitai grupiai. O tai, kodėl mano laivelis išsilaikė ilgiausiai, jūs sužinosite dar toliau mokydamėsi fizikos šiais metais. Šiandien. Taigi, vienom grupėm sekėsi geriau, kitoms ne tiek. Tai dabar mes pamastykime, o kurgi slėpėjo sėkmės priežastis. Grupės gauna po latelį ir įsivertinkite. Čia yra 3 sakiniai. Pasirinkite tą, kuris geriausiai atitinka jūsų pasiektą rezultatą. Užrašykite sakinį ir paskui pristatysite. Tik vieną sakinį išsirinkit, kuris jums atrodo tinkamas ir jį pratęskite. Darbui skiriamos 2 minutės. Savo vertinimą iš grupės pristatys tas mokinys, kurio akys šviesiausios. Turite progą pažiūrėti vienas kitam į akis? Gerai, pradėsime nuo žvejų komandos. Mes išsirinkome užduotį. Mes gerai atlikome užduotį, bet galėjome dar geriau, nes padarėme per siaurą laivą. Padarėte per siaurą laivą. Supratote, ne? Dabar savo nesėkmių priežastį. Prašom, toliau jūsų grupėje. Mes gerai atlikome užduotį, bet galėjome atlikti geriau, nes buvo per maža folija. Per maža folija. Bet folijos visi turėjome vienodai ir mokytoja turėjo vienodai. Tokio šiaip. Gerai. Prašom, kas iš jūsų? Mes gerai atlikome užduotį, bet galėjome padaryti ir geriau, jei būtume padarėsi stipresnį dugną. Stipresnį dugną. Taip. Jūsų nuomonė? Mes neblogai atlikome užduotį, bet nepriėmėme geriausio sprendimo, nes trūko laiko laivelio statymui ir jis buvo mažas. Jums pritrūko laiko šiek tiek, ar ne? Norėjom pagalvoti ilgiau. Ir nugalėtojų komanda, kodėl jums tai pasisekė gerai padaryti? Mes labai gerai atlikome užduotį, nes dirbome vieningai ir žinojome, kaip padaryti laivelį, kad jis išlaikytų didžiausią krovinį. Šaunu. Taigi, galima sakyti, kad dirbant grupėje yra pateikiama daugiau idėjų ir yra didesnė tikimybė pasiekti